Mylimieji, šiandien kviečiu susimastyti apie klausimą kodėl, kuris yra įsišaknyjęs giliai mūsų širdyse ir kurį keliame, kai užklumpa bėdos, kai jaučiame neteisybę. Tačiau ar gavę atsakymą į savo klausimą kodėl, mes tapsime laimingesni? Žmogus nuo pat mažens yra ieškotojas. Vos tik vaikas išmoksta kalbėti, jo lūpose pasigirsta pirmieji nuolatiniai klausimai. Kodėl dangus mėlynas? Kodėl paukščiai skrenda? Kodėl reikia eiti miegoti? Tai natūralu, nes mes esame sukurti su troškimu pažinti, suprasti, atrasti prasmę. Tačiau bėgant metams klausimai darosi vis gilesni ir sunkesni. Suaugusiam žmogui nebeužtenka žinoti, kaip veikia gamta ar daiktai. Jis nori žinoti, kodėl gyvenimas klostosi taip, o ne kitaip. Ir čia mes susidurėme su skaudžia tikrove. Kiekvieno mūsų gyvenime anksčiau ar vėliau iškyla klausimai, kuriuos nėra lengvo atsakymo. Kodėl mano šeimą palietė liga? Kodėl praradau artimą žmogų? Kodėl tiek daug neteisybės pasaulyje? Kodėl Dievas, būdamas visagalis, leidžia blogiui reikštis? Tokiais momentais mūsų širdis sušunka ne iš smalsumo, bet iš skausmo. Kodėl liepia? Šiandien turime drąsiai pripažinti, mūsų troškimas gauti atsakymą kodėl dažnai kyla ne iš tikro pasitikėjimo Dievu, bet iš noro jį kontroliuoti. Mes manome, kad jei žinosime priežastį, tai mums taps lengviau pakelti naštą. Tarsi supratimas galėtų panaikinti skausmą. Bet ar tai tikrai taip? Pagalvokime. Ar žinojimas, kad liga kilo dėl genetikos, padaro skausmą mažesnį? Ar suvokimas, kad karą sukėlė tirono beprotybė, sukelia mums vidinę ramybę? Žinojimas gali paaiškinti aplinkybės, bet jis nesuteikia paguodos širdžiai. Mūsų problema slypi giliau. Mes žmonės esame nuodėmės pažeisti ir mūsų širdis ieško atsakymų, kurie mus išlaisvina nuo kančios. Tačiau dažnai tie atsakymai tampa spąstais. Mes manome, jei tik žinočiau, kodėl aš galėčiau susitaikyti. Bet tiesa yra ta, kad net jei ir žinotume priežastį, mūsų skausmas išliktų, nes mes trokštame ne paaiškinimo, o išgelbėjimo. Štai kodėl tiek daug žmonių net gavę atsakymą lieka nelaimingi. Jie sužino kodėl, bet tai jų neišlaisvina. Kaip rašo mokytojo knygoje, juk su didelė išmintimi ateina ir daug rūpesčių. Juo daugiau žinai, juo daugiau kankiniesi. Mūsų nuodėminga prigimtis verčia mus ieškoti atsakymų ne ten, kur jis iš tikrųjų slypi. Mes norime logikos, bet ne Dievo. Norime žinojimo, bet ne pasitikėjimo. Šventajame rašte turime ypatingą pavyzdį – Jobo istoriją. Jobas buvo teisingas, doras, Dievo bijantis žmogus, tačiau jo gyvenimo užklupo nelaimės viena po kitos. Jis neteko vaikų, turto, sveikatos. Ir Jobas klausė, kodėl Dieve, kodėl man? Jo draugai bandė paaiškinti, kaltino jį slaptomis nuodėmėmis, sakė, kad jis nusipelnė bausmės, bet Jobas žinojo, kad jų žodžiai yra netiesa. Jis norėjo tiesioginio atsakymo iš Dievo ir galiausiai Dievas prabilo. Bet ne taip, kaip Jobas tikėjosi. Jis nepaaiškino, kodėl. Jis parodė savo didybę, kūrinijos paslaptis, kurios pranoksta žmogaus protą. Jobas suprato, žmogui ne visada lemta gauti atsakymą, bet jis visada gali pasitikėti Dievu, kuris yra virš visko. Štai kur slypi įstatymo griežtumas. Mes trokštame viską suprasti, bet Dievas leidžia mums susidurti su savo ribotumu. Mūsų protas ribotas.
mūsų akis mato tik fragmentą, o Dievo planas apima visą amžinybę. Kitas pavyzdys – Juozapas. Juozapas, parduotas brolių į vergiją, ne kartą galėjo klausti, kodėl taip vyksta. Kodėl broliai taip pasielgė, kodėl nekaltas turėjau sėdėti kalėjime. Bet vėliau, kai jis tapo Egipto valdovo dešiniąja ranka ir išgelbėjo savo šeimą nuo bado, jis ištarė broliams: nors jūs ir sumanėte man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą. Juozapo istorija parodo, kad mūsų kodėl kartais virsta kam. Ne visada mes sužinome priežastį, bet galime pamatyti, kokiam tikslui Dievas panaudoja mūsų kančią. Bet vienas ištartas kodėl sutalpina visą žmonijos skausmą ir neviltį. Tai Dievo sūnaus ištartas kodėl ant kryžiaus. Viešpats sakė: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Jėzus išgyveno visišką vienatvę, skausmą ir atstumimą. Ir čia slypi didžiausias slėpinys. Dievas neatsakė Jėzui į klausimą, kodėl. Bet per šią kančią, per šią auką buvo duotas atsakymas visiems mums, visai žmonijai. Atsakymas ne žodžiais, o veiksmu. Dievas mus taip pamilo, kad atidavė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris juo tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Tikrasis atsakymas į mūsų kančias nėra priežastis. Atsakymas yra asmuo – Jėzus. Mes galime nežinoti, kodėl įvyksta viena ar kita nelaimė, bet mes žinome, kas yra su mumis per visas nelaimės. Mes žinome, kas nepalieka mūsų net tada, kai atrodo, kad viskas griūva. Tai yra Kristus, kuris kentėjo kartu su mumis ir dėl mūsų mirė. Mirė ir prisikėlė. Prisikėlė, kad mes turėtume gyvenimą. Mylimieji, tai ar gali atsakymą į klausimą, kodėl tapsime laimingesni? Turime vienintelį atsakymą. Ne. Nes laimė nėra žinojime. Laimė slypi santykyje. Santykyje su Dievu, santykyje su artimaisiais. Net jei atsakymų negauname, mes galime būti ramūs, nes žinome, kad mūsų gyvenimas yra jo rankose. Štai kodėl apaštalas Paulius laiške Romiečiams rašo: be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Tai reiškia, kad net kai mes nesuprantame, Dievas vis tiek veda mus. Kaip galime elgtis, kai prarandame kontrolę, kai susidurėme su neteisybė, kai nelaimė pasibeldžia į duris? Kai patiriame nelaimę, nesistengime ieškoti greito atsakymo, kodėl. Vietoj to klauskime Viešpatie, kaip tu nori, kad aš tave pažinčiau per šią situaciją. Kai matome neteisybę pasaulyje, prisiminkime, kad Dievas yra teisėjas, kurio planai ne visada iškart mums matomi. Kai jaučiamės apleisti, žinokime, kad Jėzus jau išgyveno mūsų kodėl ant kryžiaus. Ir todėl mes niekada nebesame vieni. Kai trokštame laimės, prisiminkime, kad jie ateina iš žinojimo. Tikra laimė ateina iš tikėjimo. Pasitikėjimo, jog Dievo meilė yra stipresnė už visas aplinkybės. Mylimieji, šiandien mes galime iš naujo išgirsti gerąją naujieną. Mums nereikia gauti visų atsakymų, kad būtume laimingi. Laimė ateina tada, kai suprantame, jog esame Dievo mylimi. Net tada, kai klausimai lieka be atsakymų. Jobas negavo atsakymą, bet gavo Dievo artumą. Juozapas ilgai nesuprato, bet vėliau pamatė Dievo planą. Jėzus ant kryžiaus šaukė, kodėl. Bet jo prisikėlimas tapo atsakymu į visus mūsų klausimus. Todėl šiandien tu ir aš galime pasitikėti. Net jei nesuprantame, kodėl mūsų gyvenime atsitiko viena ar kita, mes žinome, kad Dievo meilė yra tvirta, kad Kristaus kryžius yra mūsų viltis,
o jo prisikėlimas mūsų laimė. Tad leiskime savo širdiems nurimti. Nesvarbu, kiek daug klausimų turime, atsakymas yra vienas. Jėzus Kristus, mūsų viešpats, mūsų gelbėtojas, mūsų gyvenimas ir mūsų laimė ir ramybė. Amen.